būtent tai, ką jūs ir galvojat. Arba negalvojat, šiaip nežinau, bet pagaliau po tiek daug ilgų kalbų ir pažadų užsirašiau į Kaspus. Tai ta proga sugalvojau, kad kiekvieną dieną įdėsiu videką, kur atsakysiu į kažkokį su savo šaukimu ir kariuomenė susijusį klausimą. Tai ta proga, kad užsirašiau į Kasp, pasakysiu, kas tai yra. Tai Kasp yra krašto apsaugos savanorių pajėgos. Blem, žinau, kad reiktų išlipti, nes sukasi galva visai. Čia yra toks labiau, kai civiliai žmonės savaitgaliais apsivelka uniformas ir eina pratybauti, mokytis ir ten daryti visų kariškų dalykų. Tai toks laisvesnis būdas neatsisakyti ir toliau daryti savo kažkokią ten kokią nori karjerą, bet tuo pačiu ir prisidėti prie krašto gynybos. Dar ką žinau, tai kad Kaspai dažnai dirba pagal savo profesiją. Tai yra, ko reikia kariuomenė ir kokių resursų kariuomenė pati neturi, tarkim, ten jau reikėti programuotojai, negaliu dabar sugalvoti nieko geriau. Tada tokie žmonės prie šalies gynybos gali prisidėti ir taip. Tai jeigu turite daugiau klausimų, tai klauskit, bandysiu atsakyti video formatu. Ate. Ir viso. Šiaip, jeigu neturit klausimų, tai galite ir neklausti. Turiu aš jų.